senstančių, sergančių, artėjančių prie mirties, prie iškeliavimo į amžinybę žmonių. Ir aš savo šitą kalbą norėčiau pradėti tokiu pasakojimu. Kai aš žengiau per mirties slenkstį, patyriau šviesą, šilumą, ramybę. Ta akimirka man tapo taip aišku. Ir tada aš pamačiau, deja, mes visi suprantame, kad nei aš, nei kuris nors iš mūsų ir apskritai nei vienas žemėje gyvenantis žmogus negali papasakoti, kas vyksta tą bauginančią akimirką, kai padedamas galutinis taškas kiekvieno iš mūsų žemiškojo gyvenimo knygos paskutinio skyriaus paskutinėme sakinyje. Ir kas nutinka po to? Šiek tiek galbūt galėtų papasakoti tie žmonės, kurie patyrė klinikinę mirtį ir paskui buvo atgaivinti. Bet ir jų patirtis ribota, nes jie dar nebuvo peržengę to paskutinio galutinio lemiamo slenksčio. Ir vis dėlto aš bandysiu pasakyti keletą dalykų apie tai, kas laukia kiekvieno iš mūsų, ko tikrai neišvengsime. Ir turbūt visi suprantate, kad remsiuosi katalikiškąją teologiją ir antropologiją, tai reiškia požiūriu, kas yra Dievas ir kas yra žmogus, koks yra žmogus. Tai pirmiausia, šitame pranešime pristatysiu iš katalikų bažnyčios teologinį mokymą apie kančią, ligą ir mirtį. Ir tai bus truputį toks sudėtingesnis šito pranešimo etapas, kuris gal truputį reikalaus dėmesio, nes vis dėlto tai yra teologija. Per daugelį šimtmečių išmąstyta, svarstyta ir surašyta. O paskui antroje dalyje pateiksiu keletą gairių, kaip galima šią teoriją pritaikyti mūsų darbe, tai yra pagyvenusių žmonių, ligonių ir jų artimųjų sielovadoje. Ir iš anksto norėčiau atsiprašyti tų, kuriems tas toks požiūris į mirtį, kaip į žmogaus perėjimą į amžinąjį gyvenimą su Dievu, yra gal šiek tiek svetimas arba gal nepriimtinas, nes kad jį priimtume, tai reikalingas tikėjimas į Dievą, kuris myli žmogų. Bet kadangi esame Lietuvoje, katalikiškame krašte, tai aš viliuosi, kad visi mes turime vienokius ar kitokius tikėjimo pagrindus, tuos bent mažus tikėjimo daigus. Taigi kviečiu pasiklausyti, jeigu tai neras pilno atliepimo jūsų širdyse, tai bent kaip šviesaus, viltingo pasakojimo apie tai, ko mes visi turbūt ilgimės, ko trokštame. Taigi, pirmoji dalis – liga, kančia ir mirtis krikščioniškojo apreiškimo šviesoje. Mes visi žinome, tiesa yra tokia, kaip jau čia ir gerbiamas monsinjoras sakė, mes visi gimstame ir gimstame, kad po kiek laiko mirtume. Ir kadangi žmogaus kūnas priklauso šitam materialiam pasauliui, kuriame gyvos būtybės nuolat kinta, tiesiog yra pavaldžios gimimo ir irimo procesui, tai senatvė, liga ir mirtis tam tikra prasme yra tikrai neišvengiama tikrovė. Bet mes visi instinktyviai jaučiame, kad tai yra skausminga, tai yra tragiška. Ir labai dažnai
kelia papiktinimą ir labai dažnai apie tai nenorima kalbėti, būtent dėl to. Yra įvairių požiūrių į mirtį. Tai vienas iš jų yra materialistinis. Kai materialistai žmogų laiko vien kūnu, bet ir jie mirties akivaizdoje stengiasi laikytis stoiškai, nors iš tikrųjų mirtis jiems yra tai, kas sugriauna žmogų ir galiausiai liudija žmogaus likimo absurdiškumą. Tarp tų, kurie mano, kad žmogų sudaro ne vien kūnas, bet ir dvasinis elementas, gali būti įvairiausių nuostatų. Pavyzdžiui, rytų religijos skatina, kad žmonės priimtų mirtį su tokia rezignacija. Tiesiog tai yra neišvengiama, tai yra nenutrūkstamo gamtos ciklo dalis ir tiesiog kviečia susitaikyti su tuo, jog esame mažas raiktelis kosmoso mechanizme ir tiesiog įsitikinti, kad kūno netektis galiausiai jiems bus išsilaisvinimas. Gal po kelių reinkarnacijų išsilaisvins iš to kūno. O ką sako krikščionybė? Autentiška krikščionybė. Ji tvirtina, jog žmogus sukurtas nedalomas ir jam lemta amžinai gyventi. Gyventi kaip kūno ir sielos vienoviai. Tiesa nepaneigiama, kad žmogaus kūnas yra iš prigimties nemarus, tačiau pagal pirminį Dievo planą jis buvo sukurtas antgamtinės malonės būvyje ir ta malonė būtų jį apsaugojusi nuo mirties. Nuo tos mirties, kokią patiriame šiandien. Ir būtent taip būtų apsaugojusi nuo sielos atsiskyrimo nuo kūno. Tas pirminis Dievo planas buvo, kad žmogus neturėjo mirti. Jis būtų žemiškosios kelionės pabaigoje tiesiog perėjęs į dangaus karalystę su visų kūnu ir siela. Būtų buvęs perėjimas iš istorinio gyvenimo, laikinojo į amžinąjį gyvenimą. Iš vieno būvio į kitą. Tam mes buvome skirti. Tikrai tam. Ir stebėtina, kiek daug to rojaus troškimo, to ilgesio, nemarumo ilgesio tebėra įrašyta mūsų širdyse. Ilgimės to rojaus, tos žmonijos, kuri buvo sukurta nesirgti, nesenti, nemirti. Bet, kaip žinome, ši malonė, kuri buvo žmonijai suteikta, buvo prarasta dėl mūsų pirmųjų tėvų pirmosios nuodėmės, o vėliau ir mes patys ją, galim sakyti, ratifikavome savo nuodėmėmis. Tai ta pirmapradė Dievo ir žmonių sandora buvo sulaužyta ir žmonija tapo pavaldi marumo dėsniui. Todėl neišvengiamai turime mirti. Ir mūsų kūnas suyra ir tas siela, kurią turime, visagalio kūrėjo akivaizdoje atsiduria nuoga. Tame būvyje, kuris yra tikrai nenatūralus, nes mūsų sielos yra skirtos gyventi ir funkcionuoti savo kūnuose. Mes negalim tiesiog įsivaizduoti, kaip mes galime bendrauti be kūno, kaip mes galime jausti, kaip mes galime mylėti. Iš viso, kaip galime egzistuoti be kūno. Ir todėl, būtent tuo galima paaiškinti tą mūsų siaubą mirties akivaizdoje. Ir tą mūsų jaučiamą prarastojo rojaus ilgesį. Nes, kaip sakiau, tai mūsų kūnams buvo lemta gyventi amžinai. Ir mus labiausiai baugina tai, kad mes nežinome, kaip tas mūsų nemirtingas dvasinis pradas, mūsų siela, kaip ji galės egzistuoti, kai bus be kūno, nes kūnas suyra, mes matom. Ir neturime jokios patirties.
ką reiškia būti nuo savo kūno atsiskyrusią sielą. Kūno netektis suardo mūsų asmens vientisumą ir sužeidžia mus kaip asmenis. Ir todėl vien mintis apie tą mirties realybę mums yra sunkiai pakeliama. Ir būtent todėl Dievas ir norėjo apsaugoti žmogų nuo mirties. Rojus tai dar nebuvo dangus, bet buvo kelias, kuris turėjo vesti žmogų į dangų, ne per ardančią mirtį, nesugriaunančią jo vientisumą, bet per tą savotišką istorijos veržimąsi į amžinybę. Ir tai mes praradome, kaip sakiau, per pirmųjų tėvų nuodėmę, per mūsų asmeninės nuodėmės. Tačiau geroji naujiena yra ta, kad per Jėzų Kristų mums vėl buvo duotas amžinojo gyvenimo pažadas. Ir viltis, kad bus atkurtas tas mūsų kūno ir dvasios vientisumas. Nes savo mirtimi, laisvai prisimta mirtimi ant kryžiaus, Kristus atpirko mūsų nuodėmes ir sutaikino mus su Dievu Tėvu. Jo prisikėlimas, kuris yra tikrai įvykęs, tuo mes kaip krikščionys, kaip katalikai tikime, jo prisikėlimas yra mūsų kūno prisikėlimo, kuris numatytas visai žmonių giminiai laikų pabaigoje, pirmutinis vaisius ir tikras garantas. Dar lieka klausimas, kaip paaiškinti mirusiųjų padėtį iki to galutinio prisikėlimo laikų pabaigoje, nes, kaip žinome, žmogus miršta ir kažkas laikas yra iki to galutinio prisikėlimo, kuris laukia. Kiek tai bus metų, neaišku. Bet atsakymą mums duoda Dievas. Palikę savo kūną mirties akimirkoje, mes panirsime į Dievo amžinybę. Ir būtent pačiame Dieve mūsų siela gali egzistuoti be kūno. Tik tai Dieve. Nors būsime tarsi amputuoti, sužeisti, nes jausime, kad nėra mūsų asmens pilnatvės dar, nes mūsų siela, kaip minėjau, turi būti kūno pavidale. Kūnas yra natūrali mūsų sielos išraiška. Toks, koks dabar yra, mūsų kūnas virs dulkėmis. Ir netrukus, trečiadienį bus Pelenų diena ir mes išgirsime tuos žodžius. Atmink žmogau, kad dulkė esi ir dulkėmis virsi. Tai tikrai gilūs žodžiai, kurie mums primena tą tikrovę. Tai kaip tada mes galim prisikelti su tuo pačiu kūnu, jeigu virsta dulkėmis ir išnyksta kosmose? Galime, nes kūnas bus perkeistas. Siela yra sukurta konkrečiam kūnui ir tas pats mūsų kūnas, tačiau nepalaidotų ir žemėje mirusio kūno molekulinė tąsa, bet kitas perkeistas kūnas. Mes kol kas nežinome, kas tai yra. Tik tikėjimas mums sako, kad mes būsime prikelti su tuo pačiu kūnu, kuris bus perkeistas. Ir tas nežinojimas, kaip tai bus, mums kelia baimę. Ir ją išgyvena kiekvienas mirštantis žmogus. Būtent todėl yra svarbu lydėti mirštančius, būti šalia jų. Kaip Dievas kiekvieną žmogų tam didžiajam mirties skurdui, atsiskyrimui rengia laipsniškai, taip ir mes galime palaipsniui padėti žmonėms pasirengti tam atsiskyrimui. Ir tai viena iš sričių, kur krikščioniškasis tikėjimas mums gali labai labai padėti. Gali duoti ramybės, švelnumo, giedrumo liudijimą. To giedrumo, kuris nėra tokia
fatalistinė rezignacija, abejingas pasidavimas likimui. Ne, tai yra iš to, kas ateina iš Dievo rankų, priėmimas su meile, giedra nuotaika. Nes mes žinome, kad Kristaus atnaujintoje sandoroje su Dievu mums pažadėta amžinybė, amžinasis gyvenimas. Dėl to mes galime giedrai žiūrėti į mirtį, į išėjimą iš šito gyvenimo. Ir dar, kas mus labai stiprina ir guodžia, mes žinome, kad kiekvieno žmogaus, tai reiškia ir mūsų mirties valandą, Jėzus ateina pasitikti kiekvieno iš mūsų, kad padėtų mums pereiti į amžinąjį gyvenimą. Ir tą valandą jis mums parodo Dievo meilės pilnatvę. Net jeigu žemėje mes nemokėjome, nepavyko mums susitikti su Dievu, kuris yra meilė, Jėzus parodo mums, kad Dievas yra meilė. Ir lygiai paskutinės akimirkos kovoja, norėdamas išgelbėti mus nuo pražūties pavojaus. Jis siūlo išgelbimą net tiems žmonėms, kurie yra atmetę Dievo valią, gal tam tikrais gyvenimo momentais, gal jaunystėje. Kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo to, ar jis gyvendamas pažino Kristų ar ne, ar savo laiku pritarė Dievo valiai ar ne, Kristus mirties valandą siūlo išganymą. Ne iš vieno žmogaus nėra atimtas susitikimas su Kristumi, kuris mirė už mus visus. Ir tai yra geroji naujiena, kurią skelbia bažnyčia, kuri padeda mums giedrai, šviesiai žvelgti į mirtį. Yra 3 galimybės, kaip mes išgyvename, kaip mirštantis išgyvena tą susitikimą su Kristumi. Pirmiausia, tie, kurie yra pažinę Kristų, tai jo malonę, jie šitą perėjimą atlieka tobulos meilės aktu. Jie tiesiogiai įžengia į Dievo artumo šviesą. Ir ta šviesa suteikia jiems amžinąją palaimą. Tai mes, jeigu paprastai, liaudiškai sakant, tie žmonės eina į dangų. Kiti žmonės tą mirties akimirką, susitikę su Kristumi, leidžia save mylėti Dievui, bet dar prisirišimas prie žemiškų dalykų, prie savęs, prie pasaulio, neleidžia jiems atsiliepti tokiu tobulos meilės aktu. Taip, Dieve, tu esi meilė, myliu tave, priimu tai, ką tu man duodi. Ir jie dar nepajėgia pakankamai atitaisyti tos žalos, kurią padarė savo nuodėmėmis. Jie įžengia į tą pačią dieviškąją šviesą, bet ta šviesa jiems sukelia nuskaistinančią, palaimingam dangaus regėjimui paruošiančią kančią. Jiems yra kančia, bet tai nėra laikinasis pragaras, kaip kartais klaidingai įsivaizduojama. Pavyzdžiui, skaistykla tai yra laikinas pragaras. Ne. Tai dangun vedantis koridorius. Tai būvis, kuris jau persmelktas Dievo artumo jautimo, kai žmogus be galo trokšta pamatyti Dievą veidas į veidą, bet pats jaučia, kad dar nėra pasiruošęs ir kad jam reikia iškentėti tą kančią, pereiti tą koridorių, kuris veda į Dievo regėjimą. Trečioji galimybė, sakoma, kad tai yra labai retais atvejais, bet pasitaiko žmonių, kurie artėjant mirčiai užkietėja, panyra į pykčio, neatleidimo būklę. Nors fiziškai nusilpę, jie tarsi nepajėgia mirti. Kartais atrodo, kad jų merdėjimas truks labai ilgą laiką, neribotą. Ir jų mirtis virsta baisiomis grumtynėmis, kaip tik dėl to, kad Dievas trokšta juos išgelbėti
ir bando visokiais būdais, nenori palikti jų tokioje būklėje. Bet jie tikrai niekur nepabėga nuo Dievo. Bet jeigu kas mirties akimirką apsisprendžia atmesti tą dievišką malonę, užsikietina savo savanaudiškume, savo puikybėje, tie žmonės irgi įžengia į Dievo šviesą, bet ta šviesa, kuri teikia palaimą dangaus šventiesiems, kuri nuskaistina sielą skaistykloje, tokių žmonių ta šviesa patiriama kaip nepaliaujamos kankinės šaltinis. Tai yra pragaro esmė. Tie žmonės kankinasi todėl, kad nepriėmė Dievo meilės. Tokia galimybė iš tikrųjų realiai egzistuoja, bet mes tikime, kad viešpaties malonė veikia iki pat paskutinės akimirkos ir tam veiksmui sukliudyti gali tik pats ryžtingiausias žmogaus laisvės pasipriešinimas. Todėl mes puoselėjame viltį, jog ne vienas žmonių giminės narys nebuvo ir nebus amžinai pasmerktas. Bet kad perėjęs tą nuskaistinimo etapą skaistykloje, įžengs į palaimingą Dievo regėjimą. Taigi, pirmoji žmonių rūšis, tie, kurie gyvendami rimtai stengiasi ugdyti save pagal Kristaus pasiaukojamą meilę, kurį įgalina Dievą mylėti labiau už viską ir savo artimą labiau už save, tie mirties akimirką tiesiog švelniai lengvai pasiduoda viešpačiui, kai šis ateina jo pasitikti. Ir galima palyginti, kad jų mirtis, jų įėjimas į amžinąjį gyvenimą yra kaip prinokusio vaisiaus kritimas į minkštą žolę. Bet matome, kad mirtis visada yra dviejų laisvių susitikimas. Dievo laisvės ateiti pas mus, pasikviesti mus ir mūsų laisvės priimti Dievą slėpinys. Tai šviesus ir viltingas žvilgsnis į mirtį. Mirtis tai dviejų asmenų susitikimas, laisvų asmenų. Ir kai mes šitai suvokiame, mes galime išsilaisvinti iš tos pagoniškos baimės, kurią kelia mirtis kaip neišvengiama lemtis. Kai žiūrime į mirtį kaip neišvengiama lemtį. Tikrai normalu bijoti kančių, rengiančių mirčiai, bijoti ligos, bijoti nelaimingų atsitikimų. Tačiau kai suvokiame, kad mūsų mirties valanda yra Dievo ir mūsų meilės susitikimas, tada mes atsiveriame tikrajame mirties slėpiniui. Tai apibendrinant galima sakyti, kad mirtis yra laisvas žmogaus atsakas. Ir mes, kurie, turbūt didžioji dalis iš mūsų, esame lydėję mirštančius, žinome, kaip nustebina iš vėžio išmuša suvokimas, kad ligonis mirties akivaizdoje yra slėpiningai laisvas. Mirštama tada, kai sutinkama mirti. Kai žmogus atsiliepia į Dievo kvietimą ir eina su Dievu susitikti, pasako taip. Mirtis tai akimirka, kai Dievas taria ateik, o žmogus atsako taip, ateinu viešpatie. Ir galbūt dėl to tai liūdna konstatuoti, bet mūsų dienomis tas santykio su Dievu praradimas virsta ir negebėjimu drąsiai žvelgti į mirtį, į savo ir kito žmogaus mirtį. Nenoriu pasakyti, kad regėti kito žmogaus kančią ir mirtį, jo priešmirtinę
būklę, kad yra lengva. Bet ta santykio su Dievu praradimas kelia baimę ir mirusio žmogaus artumo, ir prietaringą nuostatą mirties akivaizdoje, ir negebėjimą regėti to, kas mirusiame yra taip paprasta. Nes mirtis yra tokia pat paprasta, tokia pat kukli, kaip žmogaus gimimas. Kiekvienas, kuris miršta, yra visiškai mažas. Lygiai toks kaip ir tas, kuris gimsta, mažas, nuogas. Bet va, tose skliaustuose, kurie yra tarp gimimo ir mirties, kuriuos vadiname gyvenimu, mes trokštame būti dideli, reikšmingi, trokštame patys save kurti, nenorime matyti savo ribotumo ir trapumo ir todėl nepajėgiame drąsiai žvelgti į mirtį. O tiesa yra tokia, kad mes jau gimdami pradedame mirti. Tai yra Šventojo Augustino žodžiai. Gimdami mes pradedame mirti. Čia galėčiau įvairių ir mokslinių įrodymų tam pateikti. Pavyzdžiui, šį paradoksą išryškina mūsų nervų sistema. Mes gimstame su tam tikrų skaičiumi nervų ląstelių, nervų sistemos ir tų ląstelių nedaugėja, o mūsų psichinį vystymąsi lemia tos sistemos ląstelių geresnis panaudojimas. Bet pamažu tos ląstelės mumyse miršta ir nebeatsikuria. Ir naudojame savo nervų sistemą vis geriau, lygi tos akimirkos, kai ji nustoja veikusi, jau dėl didelių nesklandumų. Ir šiaip, sako, mes save eikvojame ir kartais patys savo dantimis išsikasame savo kapą, kai labai sočiai, labai riebiai maitindamiesi, susirgame širdies ir kraujagyslių ligomis ir taip toliau. Ir pats mūsų intensyvus gyvenimas, kurį ypatingai dabar jaučiame, kad gyvename, tam tikrų būdų paskubina mūsų mirties akimirką. Taigi teisingai yra ta mintis, kad gimdami pradedame mirti. Ir visi žinome, kad mirties pranašas yra liga, kurie dažnai pripažįstama nepagydoma medicinos priemonėmis. Ir taip pat senatvė. Mirties pranašas yra senatvė. Kaip mūsų tikėjimas žiūri į ligą, į senatvę, į tai, kas artina mus link mirties. Kadangi liga suteikia daug laiko, visada daugiau laiko atsiranda sergančiam žmogui, dažnai būna susijusi su lėtu silpimu, paprastai paskatina kelti maištą, ypač jeigu suserga jaunesnis žmogus. Tas maištas būna skausmingas, nes žmogus šiuo atveju iš vienos pusės kamuojamas to aiškaus supratimo, kad mirtis yra natūralus gyvenimo užbaigimas, nes jis turi kūną, kuris dėvisi, sensta, irsta, bet kita vertus suvokia žmogus, ir tai jam irgi skausminga, kad savyje nešioja nemirtingą sielą ir jaučia tą savo būtyje įrašytą miglotą pažadą, kad ir jo kūnas turi būti to nemirtingumo dalininkas. Ir to maišto gali būti, dažniausiai būna dvi stadijos. Per pirmąją kaltinamas Dievas dėl blogio, jam prieštaraujama dėl ligos ir sakoma, kodėl leidi man sirgti, jei egzistuoji, jei esi geras, kodėl aš kenčiu, sergu, kodėl mano kūnas yra, kodėl prie manęs artinasi mirtis. Kodėl sukūrei pasaulį, kuriame egzistuoja kančia, senatvė, mirtis.
Vėliau pirmąją stadiją pakeičia antroji, kai kaltinimai nukreipiami į save patį. Ir mes dažnai girdime ir senus žmonės, su kuriais bendraujame, su kuriais susitinkame. Žmogus ima kaltinti save. Kuo nusikaltau Dievui, kad man davė tokią kančią? Už ką mane taip nubaudė? Ką blogą padariau? Ir kadangi visi esame daugiau ar mažiau padarę nuodėmių, tai nesunku atrasti tų nuodėmių, kurios atrodo vertos tokios bausmės. Bet tai yra klaidingas požiūris. Neturime kaltinti nei Dievo, nei savęs. Tai irgi Katalikų bažnyčia duoda visiškai kitokį požiūrį į ligą, į tą kūno irimą. Priekaištai Dievui neturi jokio pagrindo, todėl kad reikalauti iš Dievo, kad nemirtume, tai tas pats, kaip reikalauti, kad jis nebūtų mūsų sukūręs žmonėmis. Nes sukūrė žmogų, kuris yra mirtingas. Jei pripažįstame, kad esame žmonės, turime pripažinti, kad mirsime. Ir tą maištą kelia mumise tas prisiminimas rojaus būsenos. Nors mes patys nesame to patyrę, bet vis tiek mūsų širdyje tai įrašyta. Bet šita nuostata, kurioje kaltinamas Dievas, yra mažiau netikusi, mažiau kenksminga už savęs kaltinimą. Nes savęs kaltinimo nuostata, kai įsivaizduojama, kad mano liga yra bausmė už mano nuodėmes, yra visiškai ne pagal tikėjimą, ne pagal Dievo meilės mokymą. Blogio padarinius mes patiriame neproporcingai savo kaltei. Čia kviečiu įsiklausyti, kaip yra šventųjų bendrystė, kurioje šventųjų nuopelnai tenka visiems bažnyčios nariams. Jais gali pasinaudoti visi. Lygiai taip pat ir kiekvieno iš mūsų nuodėmės sužeidžia visą bažnyčią ir jų pasekmės paliečia ir kitus žmonės. Ne tik mane, bet ir kitus žmonės. Tai yra tarsi susisiekiantys indai. Ir kol keliaujame šioje žemėje, mes esame pavaldų šitam dėsniui. Tiek gerų darbų nuopelnų bendrystės, tiek nuodėmės pasekmių bendrystės dėsniui. Ir dažnai tie, kurie yra mažiau nusidėję, kenčia daugiau negu kiti, nes jie dalyvauja Kristaus kančios slėpinyje. Jie yra labiau pasiruošę tame dalyvauti. Ir kai mes patiriame kančią, iš tikrųjų galime ir savo artimiesiems ir tiems, kuriems padedame artėti link mirties, pasakyti: Viešpats žiūri į mane rimtai ir todėl man duoda kančią. Pastato mane šalia tų, kurie neša kryžių. Panašiai kaip Simona Kirenietė. Kodėl aš turėčiau lygi savo gyvenimo pabaigos būti gretose tų, kurie užkietėjusiomis širdimis, savo niekšiškumu, savo savanaudiškumu dar labiau didina pasaulio nuodėmių naštą. Tai liga mums turėtų padėti suvokti nuodėmę, bet ne ieškant proporcijos tarp mano nuodėmės ir tos ligos ir kančios. Čia yra geroji naujiena taip pat, kad mes esame kviečiami įžengti į Kristaus atperkamąjį slėpinį ir nešti dalį kitų nuodėmės naštos. Tai
dar nėra tas atlygis, kurį mes gausime, kaip sako katekizmas, Dievas yra teisingas, už gerus darbus duoda dangų, už blogus pragaro baudžia. Tai, ką mes patiriame žemėje, yra visai kita matematika. Nes priklauso nuo to, koks yra mūsų gebėjimas mylėti. Kas išsiugdė gebėjimą prilygstantį antpirščio talpai, tas bus pripildytas tiek, kiek telpa tame antpirštyje. O kas išsiugdė gebėjimą prilygstantį didžiuliam baseinui, tas Dievo meilės bus pripildytas kaip didžiulis baseinas. Ir nuo to priklauso taip pat jo dalyvavimas ir tiek Dievo meilėje, tiek ir jo kančioje. Tai šitiek ir galėčiau gal apibendrinti, yra teorija, kuri turėtų ir mums padėti suprasti tą mirties slėpinį, mirties, kančios, senatvės, bet taip pat norėdami padėti tiems, kuriuos mes slaugome, kurie patikėti mūsų globai, mes turime ir jiems kažkokiu būdu tai perduoti, tą požiūrį į mirtį, šviesų, viltingą, nevedantį į nusiminimą, į beviltiškumą. Jeigu įmanoma, tikrai turime apie tai kalbėti ir artimiesiems. Bet svarbiausia patys įsisąmoninti ir prisiminti tą dieną, kai mus ištiks tie didieji išbandymai. Aš kalbu daugiskaitos pirmojo asmeniu, mus, nes iš tikrųjų ne vienas negalime sakyti, manęs tai neliečia. Ir tą suvokti mums gali padėti Dievo malonė. Pati kančia tikrai savaime negali būti priimta kaip teigiamas dalykas. Bet kai žinome, kad ji atveria vartus tai Dievo maloniai ir savotiškai sušvelnina mūsų širdies kietumą, mes visai kitaip žiūrime į kančią, į tuos sunkius su mirtimi susijusius dalykus. Mirštančiam arba artėjančiam prie mirties žmogui, aišku, negalima niekada sakyti, tu mirsi. Arba tau liko tiek ir tiek gyventi. Tai, ką mes galime, tai būti šalia jo, padėti jam laipsniškai atverti, iššifruoti tą slėpinį, į kurį jis žengia. Ir lydėti jį taip, kad jis suvoktų, jog jo situacija yra proga save atiduoti, save dovanoti. Nes kiekvienas žmogus iš tikrųjų savo širdies gelmėje to labiausiai trokšta – save atiduoti Dievui. Dažnai žmogų kamuoja pojūtis, kad jo gyvenimas nenusisekė. Ir tai dažnai būna dėl to, kad jis nesugebėjo tikrai savęs dovanoti. Ir Dievas duoda tą paskutinį gyvenimo etapą, kančią, ligą, kad galėtume tai padaryti, atiduoti ir dovanoti save būtent tada. Ir dėl to, dabar jau keletas praktiškų dalykų tikrai, būtent dėl to labai svarbu, kol dar žmogus sąmoningas, leisti jam patirti Dievo artumą, Dievo prisilietimą.
pirmiausia per ligonių sakramentą. Ligonių sakramentą suteikia kunigas. Lietuvoje, turbūt gal ir kitur, yra tokia praktika, kad kai jau žmogus visai matom, visai arti mirties, tada skubam kviesti kunigą. Koks būtų didelis palengvinimas, jeigu žmogus dar mąstydamas, suvokdamas, kas vyksta, galėtų atlikti išpažintį, nusimesti tuos visus akmenis nuo savo širdies, kurių galbūt nedrįso nei pats savo pripažinti, nei tuo labiau per išpažinti. Labai dažnai yra tekę matyti, kaip nušvinta žmogaus akis, išgirdus tuos žodžius, tau atleidžiamos tavo nuodėmės. Tai tikrai kviesčiau, raginčiau, kol žmogus gali tai išgirsti, kol jis gali suprasti, kviesti kunigą ligonių sakramentui. Tai nėra, kaip anksčiau buvo įprasta vadinti, paskutinis patepimas. Tai yra pagalba sergančiam bet kuriame ligos etape. Tai yra pirmiausia malonė, kuri suteikia jėgų kovai su liga ir net padeda išgyti. Mūsų globos namuose ligonių sakramentą visi norintys gyventojai gauna vasario 11 dieną, kur yra pasaulinė ligonių diena, popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbta. Ir taip pat, kai pablogėja jų sveikata, ir jeigu nori, visada gauna. Kartais, aišku, tai būna ir paskutinis patepimas. Ir jis taip pat padeda sielai atsisveikinti su šiuo pasauliu. Susitikti su Dievu, kviečiančiu jam amžinąjį gyvenimą. Su ligonių sakramentu yra susiję visuotinė atlaidai dar vienas labai svarbus ir guodžiantis dalykas. Tai speciali malonė iš bažnyčios lobyno ir ją gali suteikti tik tai kunigas. Jie lydi išpažintį. Atlaidais tikinčiajam suteikiami šventųjų bendrystės bažnyčioje nuopelnai ir gavęs atlaidus žmogus iš šio gyvenimo pereina tiesiai į dangų, nes mirties akimirka bus visiškai apvalytas nuo to, ką turėjo atsiteisti už savo nuodėmes. Yra didelė malonė, visuotinė atlaidai, mes galbūt dar nepilnai suvokiame, kas tai yra. Tai žmogus išvaduojamas iš visų būsimų skaistyklos kančių. Taip pat svarbu yra gauti, jeigu dar gali žmogus priimti komuniją, kuri vadinama viatikų. Viatikas lotyniškai reiškia kelionės duona. Žmogus priima komuniją, kad sustiprėtų tam perėjimui iš šito gyvenimo į amžinąjį gyvenimą. Yra labai gražios maldos, kuriomis meldžiamasi prie mirštančiojo ir jas galima rasti liturginėme maldyne. Galima melstis su mirštančiu ir už mirštantį. Kartais mirštančio vardu tiesiog reikia kartoti, ypač jeigu jis jau nebegali. Dieve, būk man gailestingas. Jėzau, pasitikiu tavimi. Tėve, atleisk man, kaip ir aš atleidžiu visiems, kurie mane nuskriaudė ir įskaudino. Jau minėjau, kad kartais neatleidimas yra tai, kas neleidžia žmogui ramiai užbaigti šito gyvenimo. Jis kankinasi. Ir jeigu mes jo vardu tariame šitos žodžius, jie kažkaip paliečia ir jį, jo širdį. Ir atleidimas kaip palengvinimas, kaip kelio nutiesimas į tą kitą gyvenimą.
galima giedoti prie mirštančio. Kartais reikia keletą kartų kartoti tas maldas. Ir labai gerai, jeigu kartu dalyvauja ir artimieji. Galiu pasidalinti, teko keletą kartų su artimaisiais kartu melstis prie mirštančio žmogaus. Ir jiems tai yra didelė paguoda ir sustiprinimas. Nes vis dėlto mirtis nėra kasdienis įvykis ir dažnai artimieji pasimeta, nežino ką daryti. Ir jeigu meldžiamės kartu, jie turi į ką atsiremti. Jeigu mūsų namuose mirė viena močiutė, kur prie jos buvo dukra, paskui atvažiavo anūkai ir jie visi kartu meldėsi. Iš pradžių, ką čia mums dabar daryti, sakau, dabar galite melstis. Ir jie, ačiū Dievui, jie buvo iš tikrųjų praktikuojantis, jie mokėjo rožinį, mokėjo psalmę skaitė. Ir buvo taip gražu, kai galiausiai ta močiutė iškeliavo, jau užmerkė galutinai akis, mama pasakė savo vaikams, reiškia dukra, tos močiutės anūkams. Močiutė išėjo į kitą gyvenimą, pradėjo naują gyvenimą, būtent taip jį pasakė, pradėjo naują gyvenimą. Buvo nepaprastai gražu. Dar vieną dalyką irgi galvoju jums tiesiog kaip idėją, kaip mintį pateikti. Galima įvairiai vertinti. Teko lankytis globos namuose Amerikoje ir pasakojo, kad kai gyventojai tų globos namų jau artėja prie mirties, visiems kitiems gyventojams, ypatingai tie, kurie buvo artimi su tais žmonėmis, pasako, kad va, šitas ir šitas žmogus jau ruošiasi iškeliauti. Ir tada tie žmonės, kurie nori, aišku, ateina, meldžiasi, būna šalia. Tai yra iš tikrųjų labai, sakyčiau, drąsu, nes mes savo namuose dar kol kas tyliai nekalbam apie tai, kad va, vienas ar kitas gyventojas jau ruošiasi iškeliauti. Bet jeigu jie ypatingai buvo susibendravę, jeigu buvo artimi, tai ir aišku, jeigu turi tikėjimą, čia vėlgi yra labai svarbus elementas tikėjimas. Jeigu turi tikėjimą, jie gali vienas kitam padėti. Padėti iškeliauti, paskui melstis jau po mirties. Ir tai yra tikrai labai gražus artimo meilės aktas. Tai kaip pabaigai gal norėčiau, toks labai gražus palyginimas yra, kad žmogaus paskutinės akimirkos yra kaip fejerverko finalinė puokštė. Žinot, kai būna fejerverkai, visokie sprogimai, ir paskui pats gražiausias yra paskutinis, finalinis, laikomasis pabaigai. Tai ta žmogaus gyvenimo pabaiga turėtų būti ta puokštė, tas laisvas aktas, kai jis save atiduoda Dievui. Ir tam jis turi ruoštis, negalime iš jo to gražaus momento atimti, kai kartais būna sunkus ligoniai ir vis kalbama, na, tu pasveiksi, tau nieko, pamatysi, va, tuoj bėgiosi, tuoj išrašys tave iš ligonės, nors ir tas žmogus ir artimieji žino, kad jo dienos jau suskaičiuotos, bet tas vieni nenori įskaudinti to sergančio žmogaus, o sergantis žmogus dalyvauja tame mele, nes nenori skaudinti tų, kurie jį guodžia. Iš tikrųjų, tiesa visada padeda pasiruošti tam lemtingam įvykiui
kuris iš tikrųjų nėra baisus, nėra beviltiškas, nėra tragiškas. Yra šviesus perėjimas į kitą gyvenimą, kuriame laukia mylintis Dievas. Tokio susitikimo linkiu kiekvienam iš mūsų artimųjų, kiekvienam, su kuriais mes susitinkame savo darbe, kuriems padedame, ir taip pat sau ir jums.